Sveiki, penktąjį mano videoblogą, kuriame turime naują pašnekovę. Prašau, prisistatyk. Aš esu Ieva, antrakursė išmaniosios vadybos studentė. Studijuoji Lietuvos verslo kolegijoje, taip? Taip. Kodėl pasirinkai būtent šią kolegiją? Todėl, kad ieškojau, lyginau su kitais universitetais ir kolegijomis pagal studijų programą, tai ši studijų programa man patiko labiausiai. Ar nesigaili pasirinkusi studijuoti išmaniąją vadybą? Ne, nikiek nesigailiu. Ar matai perspektyvą įpusėjus studijoms? Ar jauti, kad pasirinkai gerą kelią? Taip, perspektyvų matau ir man asmeniškai šios studijos labai patinka, nes esu ir galiu pritaikyti jau tai, ką išmokau realiame gyvenime. O kokių tavo asmeninių savybių, kurių iki šiol, pavyzdžiui, nebuvai atradusi, bet atradai dabar studijuodama, ką tau asmeniškai tai davė? Tai gal daugiau pasitikėjimo savimi, kalbant apie profesionalumą vadybos srityje. Tai tiek. Tai ačiū labai, Ieva, tau už pokalbį, linkiu toliau sėkmės ir susitiksime kitame video.